Šiandien gaminu ruošinius kaktusams. Vėliau mes juos užbaigsime globos skyriuje. O dabar suskaldžiau liepą. Buvo čia gan prasta, jauna liepa, rimtiems darbams netinka, o štai tokiems kaktusams pats tas. Juos drožiu peiliu. Dažniausiai drožiu su atrama, nes taip yra ir greičiau ir geriau. Apdrožtus lapukus montuoju. Čia išgręžiu skylę. 2, o dar geriau padaryti, kad būtų 3. Va taip. Čia. Va taip. O kaktusas, kad būtų gražesnis, tai jam žiedą iš lazdyno pagalio, kol šlapias, tai lankstus ir minkštas. O darbus toliau tęsime su mano drožėjais globos skyriuje. Tai čia jie, kurie sveikesni, sugręžios skylutes mažas. Į tas skylutes prikišim dantų krapštukų. Suprantama, prieš tai visas tas kaktusas bus nudažytas žaliai, žiedas raudonai. Na ir kai viską padarysim, suklijuosim ir bus pritaisytas vazonėlis. Kažkas panašaus kaip šičia tokio kaušo ruošinys. Ir bus toks pastatomas interjero akcentas, toks nenuvystantis kaktusas iš medžio, kurio laistyti nereikia. Tai dabar kaip tik vyksta tų ruošinių gamyba, o kitus darbus kitą dieną užbaigsime kartu su neįgaliaisiais asmenimis. Ir bus tokių didelių, gražių kaktusų iš medžio.